septynis nykštukus, kurie prisistatė vardais. Daša, Nataša, Naša, Raša, Maša Saša ir nykštukų pažyba Pavlovas. Snieguolė nieko nelavus papasakojo savo problemą ir nykštukai jie priėmė pasisvečiuoti visos. Su kiekviena diena Snieguolė vis labiau susibendravo su nykštukais. Vieną dieną nykštukams išėjus visno daryti. Every day I'm shuffling. Snieguolė liko viena namie, nusprendė eiti pasivaikščioti. Kai staiga matomas bosas rakštis su dešiniaja ranka ir pana Prielipa pasibeldė į duris ir paglobė Snieguolę. Supratęs, kad nykštukai pasidės grįžęs Snieguolės, liepė dešiniajai rankai vietoj Snieguolės palikti boso paną Prielipą. nepraėjus akimirkai nuo šitų siaubingų įvykių, kuris pasidarė keistas pagyvenęs vyras, ir siūlė pavyzdį nusipirkti čia kreipti. Prielipa tučtuojau sutiko ir padėkojus keistam vyrui pradėjo ragauti įdomaus gardėsio. Bet vos tik paragavus krito į Praėjus keliom valandom į Jozą grįžo nykštukai. Pamatė, kad šiandien ta Snieguolė surišo ją į įbelį kamaroną. Išsigandę ir pasimetę nykštukai ilgai galvojo, ką daryti. Ir nusprendė leistis į žygį tikrosios Snieguolės ieškoti. Nykštukai keliavo ilgai. Iš pažinančių įsiriškės, iš įsiriškų iškis, 46 jos 19 tolimų sodų. Galiausiai nežymus nykštukų pasiekė Antras posų rakšties obuolių plantaciją. Pašmirinėję tarp obelų, jie rado besąmonės gulinčią ir obuoliais apsinuodijusią Snieguolę. Nieko nelaukė nykštukai čiupo ją. Kadangi paskutinis nykštukas ir buvo pravažiavęs, Jie greitai stvėrė rakšties BMW X6 ir nuskodė namo. rakštis dar bandė vytis, bet nelikusi mašina buvo per dėlta. Pavysiu greitą Grįžę namo, nykštukai bandė visais būdais atgaivinti Snieguolę, bet jų pastangos buvo veltui. Radę viltį, Snieguolė prabūdė ir apgalvojo ją, bei dėkojo už paleistą laiką. Kai staiga pro duris įsiveržė Krisas Bravo